Driu Beauty – mokslu paremta grožio filosofija, asmeninės konsultacijos ir odos priežiūros rutina pagal jūsų odos poreikius. Sužinok daugiau driu.lt. Labas vakaras, BTV žiūrovai ir merginos prie vairo žiūrovai. Sveiki visi, kas įsijungite mus kiekvieną antradienį 17 val. Arba žiūrite mūsų laidas YouTube portale Merginos su vairo ir Urps TV. Tai šiandien pabandysim vieną elektromobiliuką, kuris yra, manau, labai fainas turėtų būti. Taip, mes šiandien turime Hyundai Kona, jeigu norite, galite vadinti jį Ikoną. Žinai, kas įdomu, kad čia ir yra tas krovimas. Šitoj vietoj. Čia yra krovimas? Nu, kas čia? Wow. Ar čia detalė, tu nori pasakyti krovimiuks čia? Ir kas šiaip yra žiauriai patogu priekyje. Ir lemputės dega, viskas elektroniška, gražu. Aišku, nežinia, kaip šitoj vietoj būtų, jeigu tu bumpteltum į kitą automobilį ir sudaužytum priekį, pavyzdžiui. Klausimas. Žiūrėk, kokį žibinį. Man visi dabar tie elektromobiliai vis tiek, sakau, primena tuos ryklius. Spacemobilius. Jo, ir toks, nors dabar šitas, kaip čia, žibintas, tas toksai priekinis, jis toksai gražiai, apvaliai, aptakiai padarytas, ne tokio ryklio griežtų formų, kaip čia viskas pakarpyta. Bet man jie tokie iš kitos planetos. Bandutė man tokia. Balkelė. Bet gražiai atrodo, jis tikrai kaip mini toks visureigiukas. Elektromobilių ratlankiai tampa labai panašus vieni kitus, nes jie bando būti tokie ateities skydais. Bet gražiai. Bet man gražiai atrodo. Dabar čia kaip automobilis tai pastatytas, man tai gražiai atrodo. Žinok, gražiai, man, žinai, gal man truputį iš formos net kažkokį bando Range Rover Sportą priminti truputį priekis. Kažkokia yra asociacija. Tik tokio dydžio trūks, bet gražiai. Ratukai tikrai labai gražus. Veidrodėlius su sensoriukais čia visokiais, viską čia. Va, padaryta truputį juostelio galas. Pats galas. Man kažkaip vis tiek trūks, atrodo, čia tokių didesnių lempų. Ne? Sakai? Nu, nes įprotis. Įpratęs esi matyti ir atrodo, kad čia toksai biškelį per daug erdvės. Tiesiog metaliukai, aš galvoju, čia tiek partronikų. Ne, va čia jie mažiliukai tokie. No, ir ką mūsų elektrik turi bagažinėje gerą. O kaip jie atsidaro? Va čia. Kažką paspaudžiau. Opa! Va, kokia? Visai nieko. Švari, tvarkinga. Sakyčiau, kad labai jau didelė, bet tikrai užtektinai. Bet tikrai užtektinai vietos, visokie laideliai, krovimui reikalingi. Jo. Fainai darba. Šitą galima, jeigu ką, nuimti, žinai. Aišku, labai juokinga, kad tiesiog privelės. Nu taip, čia yra elektromobilis. Taip, jos bet žinai, aš sakau, bet vėl sakau, nes man atrodo, kai va taip pamatau ir galvoju, kad čia yra elektromobilis, nu nesąmonė, atrodo, mechaniškai su virutėm nuiminėt, bet jeigu reikia tą... Taip greičiau. Tu tarsi šalta, tu greitai tik bam, nuimi, tiesiog reikalauja šiek tiek fizinių jėgų, bet čia yra sportas, tai man atrodo gerai. Šalusiam ranketėm. Fainiai. Keliaujam į galą? Varom. Jauka. Matau, žiūrėk, odytė. Sėdinė užskaityta. Kol kas neužvėsa, tik tai pamatysi, kas nežinau tau, ar patiks. Mažai vietos man. Na gerai, gal ne tiek mažai, va yra dar, jeigu pilnai sėdžiu. Monikai, kaip visada, yra vietos. Ir va čia, man tai kažkas čia, nu kodėl čia šitaip? Čia yra rozetė. Ne, čia yra rozetė, viskas yra ok, bet man norisi, kad būtų kažkaip gražiau užbaigta, kažkokia skylė, neaiškiai, kaminai. Jūs man atsakyti to automobilių gamintojai, kodėl gale atrodo, kad lengvai nusispjauta visada į dizainą? Nes vairuotojas sėdi prieki, viskas turi būti prieki gražu, gale tai va tik tai keleiviai vargšai sėdi, kuriuos veža. Keliai vėl.
Valiukams įsidėti. Man tai, jeigu tas tinklelis būtų dar papildomas uždaras ir nesimatytų, kas ten yra įdėta, tai tada viskas gerai. Tai tada būtų netinklelis. Bet uždaras ir gali būti tinklelis, bet papačia, kad būtų dar kažkas, kad nesimatytų, neatviras toks. Nu jo. Ta pilka spalva tokia, šiaip jinai kamerai gražiau, man atrodo negu realybėj, nes realybėj jinai tokia žalsvai pilka. Taip. Bet vis tiek gražu ir man ta apdaila vėl padaryta gražios neoninės, tos salotinės spalvos. Man tai visai smagiai, tik va čia. Au. Netilpai. Va, reguliuojama viskas normaliai. Žodžiu, labai smagu. Keliaujam į priekį. Įsėdom į automobiliuką. Oi, koks šiltas vairas. Šitos funkcijos labiausiai pasigendu savo automobilyje. Galima net režimą nustatyti. Ar smarkiai, ar... Oh my god. O, Dieve. Galim pabandyti max, pažiūrėsim. Nu, dabar jau buvo šilta ant pusės. Turim sėdinyčių šildymą, vėdinimą, autoholdas, parkavimasis, kamerikės. Va, kaip elektromobilis, pažiūrėk, kaip viskas iškiai, gražiai, tvarkingai. Ir volia, šiaip kaip elektromobiliui, tai čia ir gan viskas gražiai atrodo. Apart, va šitas, o vis tiek yra mechaninis dalykas. Nu, kodėl negalima vienos rankinėlės dar padaryti? Taip, bet žinai, aš vis laiką irgi sakau, kad mane nervina elektromobiliuose tokie dalykai, bet iš tikrųjų tai yra žymiai greičiau ir paprasčiau. Nu taip, nes dabar jo, ir viskas. Nu, svarbu palauk. Gerai, šonuose viskas reguliuojasi normaliai, rankinėlėm irgi. Taip. Viskas elektra. Ir prisistumti va galiu su elektra ir gan greitai, nereikia labai laukti ir atsistumti. Bet esi mačias tą video, kur plėšikas tave iš nugaros puola? Taip, o tu važiuoji. Jo, šiaip iš tikrųjų man visai patinka vaizdelis. Taip, pasižiūrim, ką dar čia turim vis tik. Tai va, turim gėrimų. Push. Čia turim didžiulį diktadėžę, čia va dar pasikelia, galima guminukus susidėti. Protezus, jeigu kam aktualu. Man tai vis tiek labiau, kad daiktai būna paslėpti. Jo, man irgi, kai čia uždengta ir atrodo, kad geriau palauk. Ai, čia tiesiog, čia pakrovimas bus, ne? Kur čia, va, taip, ople. Gal per dekliuką nesikrauna. Ar čia nėra? Yra, va, kraunas. Gerai, tegul kraunas. Ne, man atrodo, čia stabdžiukas, kad neslydinėtų, žinok, aha. Tai va, viskas, USB-C kelios jungtelės. Kamera man įjungiau. Daiktadėžė. Taip. Čia pasidėti dar kažkam. Viskas puikiai. Ir man visai patinka dabar iš tikrųjų šitas spalva po mūsų bandyto vieno automobilio. Atsimeni, kur visas automobilis? Škoda. Buvo Škoda. Man patiko tada irgi, kad, aišku, galėtų būti tada automobilis gal tokios spalvos, bet jau galbūt too much. Stoglangą neturime mes, bet kokio dydžio. Tarsi tu atsimeni nors vieną automobilį, kuriame būtų tokio dydžio veidrodėlis. Kaip gerai, kaip smagu. Moterim čia yra pasakiškas dalykas. Labai, bet žiūrėk. Taip, ir ne iš karto įsijungia ir netrukdai vairuoti. Taip. Jeigu va čia tiesiog... Nes pavyzdžiui, jeigu tau šviečia saulė, ir tu tiesiog nusileidai, aišku, tu tada neatsidarinėjai šito veidrodėlį, nes dažniausiai suveikė, ne, kai veidrodėlį atitraukiau. Nu gerai, norėjau būti labai mandriai, bet nepasakiau nieko mandriai. Bet gal ne visose, gal yra tokių... Gal iš karto atsilenkia ir iš karto užsidega, pavyzdžiui. Svarbiausia, kad šildomas. Tabrus, tu paliesi, jis jau net nebešildomas, jis jau kaitinamas. Jis karštas. Jau norėčiau ir batus nusiautant, jo pėdas pasidėti, žinok. O čia palauk, čia kolonėlė. Ką šitą žvaigždutė reiškia? Čia mylimiausiams. Čia yra main, jo, main. Mylimiausiams žmonėms skambint. Šiaip dizainas man patinka. O, kokia dydžio rankinėlė. Čia valytuvai pas mus ir... Ai, ne. Aš galvoju, va taip darys rankinėlę, jeigu spausi ją, pasirodo, jinai va taip perjunginė bėgius. Supratau. Taip patogiai iš tikrųjų, nereikia ne. Šiaip patogu visai. Šitą vietą gal man biškai primena senus automobilius, bet gal dėl pačios medžiagytės. Gali būt. Ai, pažiūrėkime, ar čia pas mus viskas greit. O, biškai yra lagelis. Kas čia mikrofonas? Ai, čia okei, čia radijas. On a sailing ship. Sounds of nature. Geras. Labai ramina ir migdo. Kaip spa. Bet iš tikrųjų, jeigu lyja įsijungia dar tokį papildomą...
Žinau, kaip vaikui gerai miegotųsi ant galinės sėdynės pagal tokią muzikikę. Jo, čia vietoj white noise. Va, moment of meditation. Geras. Aš čia pabūsiu dar. Rest on a summer night. Tinka muzikėlės. Vairas patogus, labai patogus ir šiltas, dar tik reikia kažkaip įsipatoginti ir nusireguliuoti. Žiemužė už lango. Va, kaip gerai reguliuojasi, viskas tvarkingai, fainiai. Ir kaip tyliai, atrodo net iš vis nieko, va, tik posūkio garsiukas, dar žiūrėk, kaip rodo tavo posūkį išsukinėt, matėjai? Ne, nemačiau dar. Įsijungia ekraniukas, o dabar kai darysim, tada pabandysiu. Gerai, kairė dabar suks. Ir kaip greitai viesta, žinok, vairas, dabar atjungiau ir labai greitai viesta. O, va, tai tau. Tai vienoj, tai kitoj dar papildomas toks. Nice, įdomu, ant kiek priprastum žiūrėti ar ne iš šitą reikalą. Žinau, ten reiktų. Filmuosiu. Tas vairas dabar viską užstoja. Va, dabar bus į dešinę. Ople. Pupti vėl įsijungia. Nice. Kažkaip smagu. Smagu. Po tų muzikyčių man tokia ramybė užėjo. Taip, ir iškart nuotaika kitokia nusiteikiai, taip. Winter. Ne, man nežinau, ant kiek aš žiūrėčiau čia pro vairą, nes tu vis tiek žiūri į kelią, o ne, nu gal žvilgti, jeigu kažkokį neaiškumą turėtum, žvilgtelt. Įprastum ir gal būtų kažkokiu momentu sukimo patogu pasižiūrėti. Gal, tipo, jeigu nematai. Pavyzdžiui, aš dabar kai žiūriu, tai aš tik jį ir žiūriu, nes man nereikia. Nes tu iš dešinės pusės, o aš žiūriu vis tiek jau į tai, kas pagrindiniai dalykai. Normalius veidrodėlius. Šiaip įdomu, kokie galim paskaityti truputėlį daugiau apie automobilį. Papasakokime. Ir pasižiūrėsim, kiek čia ką, nes dabar mes galim nuvažiuoti 346 km, nors yra 95% pakrauta baterija, nežinau, čia gerai. Tai tuoj paskaitinėkime. Kona, elektromobilis, 160 kW, 217 arklio galių. Nežinau, čia didžiausias sukimamas, bet atstumas, ką mes turim dabar žiemą, čia tai 94 jau procentai ir 345 km, o gamintojas rašo intervalą nuo 514 iki 680 km. Bet čia gal vasara, kai be kondicionieriaus, šilta ir dar leki nuo kalno išjungęs variklį. Tai vat, kaip galvoju, per kiek jinai įsibėgėja iki 100? Dar kadangi visiškai trumpai važiuojam ir labai lėtai, nes gan intensyvus eismas, tai aš sakyčiau, kad per kokias 5,6, 5,8. Visko gali būti, kad mes tiek pasieksim, nes mes visada gamintoje pranokstam dažniausiai, bet 7,8 sekundės. Ne, tiek nepasieksim, manau. Mašina ištisai, ką nors pipsi, ką nors rodo ir viskas labai jautru ir vos viršį 2 kilometrais leistina greitį, jį jau panikuoja. Ir viskas vibruoja vairas, žodžiu, visi signalai duoti, kad nedaryk to, Monika, nedaryk, nesuk, nepersirikiuok į kitą juostą. Jo, bet man įdomu, ar tos visus safety dalykus užtildyti. Manoma? Aš manau, kad tikrai įmanoma, dėl to, nes nesąmonė. Tu negali taip kankintis kažkokia kaip priespaudo. Aš žinau, kad esu važiavusi, mes važiavom kažkaip iki Molėtų nuo Vilniaus ir važiavom su pažįstamos automobiliu, irgi visiškai naujutelaitės iš salono paimtas. Ir pas ją lygiai taip pat puikiausiai buvo įjungti visi apsaugos dalykai. Tai, iki Molėtų nuo Vilniaus važiuoja daug maž apie 40 minučių vis tiek, ne trumpiau buvo geras oras, viskas rūkoj. Ištisai pipsenimas, tai kad atsargiai iš kairės mašina atvažiuoja, biški užvažiavai ant linijos, ten viskas pipsi, vibruoja, tu nepavargsti nuo to, sako, tada taip labai neprarandi koncentracijos. Dar klank, radaras priekyje. Ir dar viską, žinai, jeigu linijų palaikymai įsijungia, dar tau neleidžia niekur sukti, tada dar ir vibruoja, bet čia
saugumas iš dalies. Gal žinai, bet gal ir kartais čia žinai, kaip tėvai super saugo savo vaikus ir po to, kai jiems eina 18, tie pasileidžia plaukus. Tai čia... Kai išsijungsi visus šitos bus. Jo. Tai va, fainas automobiliukas, jeigu būtų dar bent šiek tiek minkštesnis, tai man atrodo būtų iš vis uogų uoga, nes man tai patinka. Aš čia gerai jaučiuosi labai erdvus, vat kaip ir sakai, toks suviko tipas. Gal bet čia žinai, kas mes, kiek mes jau važiuojam gerą, jau biškai daugiau nei pusvalandis mes važiuojame ir realiai 3% tik tais nukrito. Taip, ir liko 330 km. Tai mes dar nepravažiavom 2 minučių, kad kas nors neapipsėtų tam automobilį. Aha. Gal čia reikia į kokį išvažiuoti greitkelį, kur vienas kelyje važiuoja ir eismo beveik nėra. Gal tada, bet ir tai tada leistinas, nebent važiuoji leistinu greičiu, gal ne, bet kosmosas, tu važiuoji, čia dabar yra 60, tu važiuoji 62, jis pipsi, šiam 3, kai pasiekia jau pipsi. Nes aš nusiženginėju kelių eismo taisyklėms. Bet tu negali ant tiek vienodai visada laikyti kojas, kad nei pirmin, nei atgal tas kilometras nepajudėtų. Tai gal tada užsistatai... Cruise kontrolę mieste. Ten kiekvieno stabdžio tu vėl turi įjungti. Užsienį taip ir reikia. Pavyzdžiui, Belgijoje, jeigu tu viršį bent 1 km per valandą greičiu, tu gauni baudą. Bandam. Žiūrim. Žinok, negalėjau pilnai būt dugno užspaudus, nes kažkaip jie pradėjo gal nuo to palaikymą. Dabar pamatam, kiek nuo 0 iki 30 bėgėjasi. Gerai, sustosim, pasižiūrėsim, nes elektromobiliai tai ypatingai svarbu. Taip, nuo 0 iki 30 mes bėgėjomės per 2 sekundės 19, kas reiškia, jog bus labai prastai su 0-100. Bandom. 3, 2, 1. Start. Ir kur lauki, tu to tokio... Gerai, bus biškai geriau. 100 km. 8:03. Bet tai kokios sąlygos, žiema. Tai va, nežinau, ar užtenka čia to bėgėjimuose, gal užtenka. Manau, kad ypatingai norėčiau lenkti ekstremaliomis kažkokios sąlygomis, bet... Bet žinai, kai tu jau prasivažiuoti, tai ne visai greit važiuoja, bet jeigu taip pat iš vietos kažką aplenkti biškai yra reikalų. Jo, nėra to rovimo vadinamo, nes man, pavyzdžiui, būdavo, aš atsimenu, kai mes bandydavom tokius galingus automobilius, atsisėdi po to prie savo ir norėdavo įjungti sportą, kad greičiau tas įjungti, nes Mersai visą laiką turi tą lagą paspaudimo, o elektromobilis atrodytų, kad neturėtų turėti. Šitas turi neatkreipiu dėmesį šiaip. Ką tokie? Paspaudimo. Biškutį. Truputį turi. Mažai. Nu ką, bet svarbiausia labai manevringa. Labai. Jo. Šiaip nėra mažas automobilis, jis, sakyčiau, vidutiniško dydžio, galima būtų lyginti su kokiu Tiroku panašiai. Turbūt. Pagal dydį, tai visai nice. Na, padarom gal finalizaciją, ne? Jep. Parvykome, mūsų kelionė su Hyundai Kona yra baigta. Taip, maloni visai kelionė buvo iš tikrųjų. Nėra nusivylimio jausmo, kas džiugina, nes visiškai jokio nusistatymo prieš automobilį iš ankstinio neturėjau. Labai norėjusi vadovautis būtent to įspūdžių pirmuoju. Ir tų įspūdžių iš tikrųjų nemažai, tai gal po truputį ir pakalbėkime apie išorę. Išorę. Nežinau, man viskas gražiai, kaip tikras elektromobilis, ten, sakai, iš ateities visa ta pradžia, gal tas galas, kaip sakau, man tų lempų trūksta, bet čia yra elektromobilis, tai čia reikia priprasti, baigėsi po truputėlį visi tie laikai ir elektromobilių tik daugės, man rodos, su kiekvienais metais. Nuo 25 metų teoriškai mes negalėsime nusipirkti naujų automobilių su vidaus degimo varikliu. Tai dar turim šiek tiek laiko pasimėgauti seneliumbais visais, o dabar naujoji era prasideda. Taip. Tai man išorė, nežinau, man, kad ir juoda, žinai, kas atrodo, jau turėtų būti kažką nors išskirtinio, ne juoda. Man labai gražiai atrodo, man labai tinka ratlankiai, aš tikrai galiu drąsiai duoti 9 išoriai. Man gražu. Aš šitam automobilį gal, žinai, jeigu ne juoda, tai kokias nors tokias kislotnas, tas vadinamas, tokias ryškės labai spalvas įsivaizduočiau, kaip gal mūsų detalės kažkokios automobilio čia, tai galėtų būti ir salotinė, ir gal netgi fifiškai labai elektriškai rožinė arba geltoninė.
geltona, kokia labai turėtų įdomiai atrodyti ant tokio automobilio, bet čia yra visiškai skonio reikalas. Pats išformavimas automobilio man yra tikrai gan simpatiškas, bet tikrai ne tas, kur sakyčiau, wow, koks gražus mano automobilis yra. Tai sakyčiau, toks labai aukso viduriukas man būtų 7,5-8. Tai va tiek va būtų. Vidus, man tai va šita vieta, kur ir pirmai aiškinau, tai man tokia primena, gal sakau, iš to metalinio rėmo apdailos metalinės tokios imitacijos, ar čia ne imitacija, nežinau, bet man tokia senovinė primena. Man tai ta žalsvai pilka spalva tokia atrodo, kaip jeigu būtų šiaip gražiai pilka ir va ten, žinai, nuo laiko bėgant, kai rankom nučpinėjai pagelsta jinai, tai va truputį primena šitą atspalvę, bet šiaip man visada elektromobiliuose norisi jaustis kaip šiuolaikiškam automobilį ir neturėti senovinių detalių. Tai čia, sakyčiau, tikrai žymiai mažiau negu prieš tai mūsų bandytose elektromobiliuose kai kuriuose, kur tu atsisėdi ir galvoji, nu kodėl elektromobilė taip atrodo. Tai tikrai galiu drąsiai duoti 8 už vidaus interjerą. Aš duosiu 8,5, nes yra ir minusų, yra ir pliusų, ir va, irgi sakau, kartais norisi, kad elektromobilis jau visiškai būtų visiškai elektrinis. Ir kur tie mechaniniai visokios virvutės ar prisitraukimai, jie nervina, bet tik nervina tol, kol tu bandai įsivaizduoti, kad čiagi elektromobilis ir viskas turi būti elektronika. Tai ne, yra žymiai patogiau mechanika, virvutės, greitai, bam, bam ir nereikia ten ilgai laukti paspaudus mygtuką. Tai man būtų 8,5. Man visai fainiai, bet atrodo, kad kažko iki pilnos laimės vis tiek trūksta. Emocija? Emocija, aš gerai, ypač tą muzikytę labai gerai nutikė. Jeigu yra įrašyta, tai pasaka, važiuoji savo ramiai, atsipalaidavęs. Man gerai. Arba sunervino darbe, gali jungti savo ir atsipalaiduoja. Arba vaikas sunervino, atsipalaiduoja. Aš galiu drąsiai duoti 9, nes man fainiai. Tik gal tas kietumas biškelį taip norėtųsi, kad, nu, jau minkščiau biškiu mažiau. Man, žinai, tikriausiai didžiausias yra fainumas šito automobilio, kadangi tai nėra tas kažkoks superkaras, iš kurio tu labai tikiesi kažkokių labai inovatyvių sprendimų elektroninių, tai aš jame jaučiausi kaip normaliam automobilyje, o ne taip, kad norėjau padaryti pigesnį, labiau įperkamesnį, belenkokį automobilis arba elektromobilis, nes taip reikia. Tai šito jausmo čia nėra. Čia tu sėdi kaip prie normalaus automobilio vairo, tik tais, kad, reikia pasižiūrėti karts nuo karto į procentus ir kilometražą, kuris tau liko, kad galėtum pasikrauti. Žinau, ko nepabandėm garso signalą. Visai paprastas ir toks fainas. Tai va, tai aš irgi sakyčiau, kad tvirtas 8. Šitam automobiliui apskritai duočiau tvirtą 8. Manau, kad jis tikrai jo nusipelnė. Tikrai jis netempia iki 10, bet tikrai geras, fainas. Ir iš tikrųjų stebina tai, kad tie procentai žiemą gan lėtai krenta, nes tikrai bandėmės automobilius, su kuriais mes lygiai taip pat ir pasidraskom. Ir greičiau pavažiuojam, visai kaip išbandom ir tie procentai tikrai labai tirpsta, o kol kas šitas laikosi, mes valandą pravažinėjom, 88% pasiėm su 95. Su automobiliu viskas tikrai gerai ir tikrai nenuvylė. Žinai, būna kur toks, o čia aš gerai jame jaučiuosi. Aš galėčiau tokį automobilį vairuoti ir viskas fainiai. Taip. Tai kas nespėjot pamatyti mūsų laidos, žiūrėkite mūsų YouTube kanale Urbs TV, o šiaip visada susitinkame YouTube ir DUTV antradieniais 5 valandą. Taip, iki. O mes einam medituoti su Monika. Driu Beauty – mokslu paremta grožio filosofija, asmeninės konsultacijos ir odos priežiūros rutina pagal jūsų odos poreikius. Sužinok daugiau driu.lt.